Mano gimtinė Rokiškis. Tėvai taip pat nuo Rokiškio. Tėvelis tai taip maždaug 8 kilometrai nuo Rokiškio, nuo Panemunėlio stoties. O mamytė netoli Rokiškio, Šlapekių kaimas. Nuostabus buvo mano tėvai, abudu buvo žmonės tokie pakylėti. Tėvelis toks romantikas ir padainuot mėgdavo. Taip, kad aš visą laiką nuo pat vaikystės norėjau lygiuotis į savo tėvelius. Mokiausi Tumo Vaižganto gimnazijoje Rokišky ir ten buvo nuostabus, talentingas muzikos mokytojas Kazimieras Jovaiša. Jis pastebėjo, galbūt jau iš pat pradžių, kad aš turiu jau tokį balsą, toks netašytas, bet toks, kaip vadino, storas, žemas. Na ir galvodavau, kad su tokiu balsu tai tik tai paturavot kokiam nors aukštam balsui. Taip jau buvau tokios gana nuomonės ne per geriausias apie savo balsą. Stiprus buvo, bet toks, žinot, žemas, storas. Na ir mokytojas jau duodavo man padainuot, dainelių ten per vakarėlius, bet svarbiausias man įvykis buvo tai Rokiškio Švento Mato bažnyčioj ant Viškų, kaip tada vadindavo, padainuot, tai pagiedot, solo vienai. Paruošė mane ten tokį kūrinėlį ir kai buvo mokslo metų atidarimas gimnazijos, bažnyčioj visi gimnazistai susirinko, rikiuotė atkeliavo nuo gimnazijos iki bažnyčios ir žmonių buvo pilna. Ir mano buvo pirmas kaip solistės jau tų laikų pasirodymas. Na, o labiau pradėjau svajot, kaip sako, apie savo dainavimą. Tai kai vieną kartą atvažiavo Kauno operos solistė Vincė Jonuškaitė Zaunienė. Mūsų gimnazijoje jinai koncertavo. Na, čia tai man jau buvo, neįtikėtinai sunku dabar papasakot, kokį jinai man padarė įspūdį. Labai gražiai dainavo, ir žemas gaidas, ir aukštai, ir toks balsas tamsaus tembro palygint, toks kaip mano. Tai žinot, aš pagalvojau, Dieve, taigi gal ir aš galiu tokia būt pasimokinus taip dainuot, kadangi balsas tai stiprus ir panašus jau į Zaunienės. Ir žinot, tas įvykis man padarė didelę įtaką. Mano pačioj jaunystės pradžioj. Ir aš pradėjau galvot apie dainavimą. Nuvažiavau į Vilnių, įstojau į valstybinę konservatoriją, dabar kuri vadinasi jau muzikos akademija. Priėmė mane ir pradėjau mokytis ir siekti, kad tik būčiau tokia kaip Zaunienė. Na, teko pamatyti ir išgirsti pirmą operą, atsimenu, Aida buvo. Na čia, žinot, aš išgirdus tokią operą,
Verdi muzika jau labai daug įtakos turėjo, bet svarbiausia, ta ir orkestras, ir choras, ir solistai, ir baletas, ta visuma, ta sintezė padarė tokį neišdildomą įspūdį ir tiesiog mane pritraukė kažkokia tai jėga. Ir aš po šiai dienai galvoju, kad opera tai iš visų muzikinių žanrų tai yra pats turtingiausias žanras. Ir tada tai dainavo mūsų grandas dar, tai jau paskutiniai spektakliai buvo Antanas Sodeika, Juozas Mažeika. Po to jau nieko kito aš negalėjau galvot, tik kad pakliūti į operos teatrą. Baigiau konservatoriją ir dėja mane paskyrė į Kauną. Ten jau Kaunas reikalavo balsų, kadangi jie ir operas jau statė, bet taip daugiausia operetės. Aš taip norėjau operai, o čia turiu važiuoti į Kauną. Aš tokia buvau neturtinga, tokia vargšelė. Turėjau tik pianiną iš tėvų atsivežus. Į Gruzoviką įkėlė tą pianiną, dar keletą daiktelių. Ir lietui lyjant, ir ašaros plovė mano veidą. Ir nuvažiavau į Kauną. Ten davė man kambarėlį, bendrabutį tarp kitų dramos aktorių. Zelčius, ten Tumpa, Laimonas Noreika gyveno. Šalia manęs ten kambarėlis. Na ir tam tokiam mažyčiam kambarėlį prieidavau prie pianino, paliesdavau klavišus. Ir žinot, tekdavo dažnokai ir ašarą nušluostyti. Bet, kaip sako, nėra blogo, kad neišeitų į gerą. Režisierė Regina Senkutė Kauno muzikiniam teatre statė Sevilijos kirpėją Rosinį. Na ir man iš pradžių net siūlė Roziną, bet aš sakau, ką jūs, aš čia tokia naujai iškepta dainininkė, kur aš ten Roziną, nėra ką ir galvot. Nu tai sako, tada Berta tau, kadangi ten mecosopranui su arija, antraeilis vaidmuo, nu, atvažiavo iš Vilniaus vyriausias režisierius, tada buvo Juozas Grybauskas. Na ir žinot, aš tada atlikau, matyt, jau neblogai, kad po to pagirimai ir Juozas Grybauskas nieko kito, tik tai mane perkelti į operą. Ir galų gale mane perkelė. Už metų aš jau operos teatre, savo išsvajotam teatre, operoj. Mecosopranų daug nebuvo, gal 4 kokios, tai vis gaudavau tokius mecosopranui skirtus vaidmenis. Operos teatras tai buvo tada dar Basanavičiaus gatvėj, tas senasis mūsų operos teatras. Žinot, nepaprastai buvo malonu ten dainuoti. Nors man teko ir naujajam jau ir atidarime premjero dalyvauti jau, bet vis dėlto nepamiršiu šito teatro, kur, žinot, ir akustika gera, ir žiūrovas arti.
Taigi, ten mūsų tada daugelis pradedančių solistų sukūrė labai gerus vaidmenis, nes tikrai tai buvo nuostabus teatras, nuostabi akustika. Ten aš sukūriau daug vaidmenų. Sunku dabar viską išpasakoti, bet vis dėlto pats mano mylimiausias vaidmuo, mano svajonė buvo sudainuot Karmen. Ir man ta laimė nusišypsojo. Vos tik tai padirbau 2 metus teatre, jau paskyrė Karmen vaidmenį. Ar pamilsiu kada? Tikrai, o nežinau, galbūt niekada, o gal net rytoj. Tik vieną žinau, šiandien jau. Kaip aukštyn lengvas parduoda taip meilė, tai vėl tenai, laisvė lilija neribota, jos nesuvaržomi sparnai, nei vertimais, nei skausmo žodžiais, nei pažadėjimais karštais, neužbursi, nepriviliosi, ji laisvėn lekia amžinai. Tai sergėkis bus tau blogai. Nemylysiu, bet aš mylėsiu, aš tave myliu. Taip aš mylėsiu, bus tau blogai. Dainavau pirmą spektaklį ir atėjo mūsų didysis operos tėvas, kaip jį vadindavo, Kipras Petrauskas. Jisai klausėsi šitos operos ir kartu ir aišku girdėjo mane. Kaip nekeista, nežinau, ar čia jį taip prikėlė ta Bizet muzika ar kas, nes jis jau turėjo 70 gal su virš metų ir jau buvo nedainavęs daug metų operoj. Ir jis toks susidegęs atėjo į mano grimo kambarį, uždėjo ant peties, atsimenu, ranką ir sako, sekantį dainuosi su manim. Ir išėjo. Tai ten kolegė sako, nu ką jis čia plepa, kur jis dainuos, jis jau užmiršo tiek metų ir nedainavęs ir taip. Nu ir aš taip, žinot, nu mano vis tiek malonu, kad atėjo, reiškia, jau gal aš jam ir patikau. Ir ką jūs pasakysit? Už savaitės kabo ant lentos mūsų tvarkaraštis ir parašyta juoda ant balto. Jose Karmen, Kipras Petrauskas, Karmen Irena Jasiūnaitė. Nu žinot, aš ten, kas ten buvo, tai visus turbūt išbučiavau. Iš to džiaugsmo. Nu tai buvo vienas dalykas, kad padainuot su tokiu mūsų grandu Kipru Petrausku, tai turbūt kiekviena dainininkė svajodavo. Bet svarbiausia, anksčiau tai gal ir daug kas ir dainuodavo, bet tokio amžiaus, kada jis nebedainuodavo, tai čia man buvo, nu jau, likimo didžiausia dovana. Bijojau, kaip jis dainuot, žinot, aš jauna, tai jau dainuoju, kaip Dievas davė, bet viskas jau man baimės tokios nėra dėl balso. O aš jaudinuosi, kaip sudainuos. Salė pilna, žmonių pilna, visi dar norėjo išgirsti Kiprą Petrauską. Padainavo visai neblogai. Tiesiog buvau nustebinta arija, kaip dainavo, bet dar svarbiausia, toks aktorius, kai jis atliko šitą vaidmenį Jose, tiesiog pakeitė balso tembrą. Nu žinot, aš pirmą kartą tiesiog išgirdau, kad operos dainininkas gali
taip dainuot, taip vokalizuot, ne vien tik tai, kad atsistojęs traukt, ranką pakelt, nuleist, bet kaip dramos geriausias aktorius vaidint scenoj ir savo vokalą pritaikyti tą, ką jaučia. Turbūt, kad tai buvo mano vienas iš geriausių to meto spektaklių. Ten aš sukūriau daug vaidmenų. Eboli Don Karlos, Amneris Aidoj, Marta Dalbero operoj, Slėnyje labai geras vaidmuo. Pilėnuose Mirtą dainavau apie 90 su virš kartų. Labai gražus Vytauto Klovos Pilėnuose Mirtos. Labai mylėjau tą vaidmenį. Ir ten po visą Lietuvą paskui išvažinėjom ir su gastrolėm visur ir man tekdavo labai daug dainuoti. Aš visą laiką nuo pat vaikystės norėjau lygiuotis į savo tėvelius. Labai buvo svarbus įvykis mano gyvenime. Mes repetuojam Rigoleto repeticiją muzikinę kambarį, aš ten Madaleną dainavau ir staiga į duris pasibeldžia ir įeina Marijošius Romanas. Tada dirbo operoj pas mus, mano kolega buvo geras.